Šioje planetoje gyvenate ne tik jūs. Egzistuoja dar kitos gyvybės formos. Dauguma iš jų yra šios planetos astralinėje erdvėje. Kur visa tai yra? Tai žemų vibracijų gyvybės forma iš kitų planetų. Esybės, kurios egzistuoja žemose šios planetos išmatavimuose. Kitos labiau išsivyščiusios asmenybės globoja, saugo jūsų sielas bei išsaugo gyvenančius šioje erdvėje. Šios asmenybės egzistuoja 7 erdvės išmatavime. Jie sąveikauja su mentalinė bei dvasinė evoliucijos erdve. Dvasinė erdvė yra už šios planetos stratosferos. Mano mėlėjai, jums reikia suprasti, jog šios esybės pirmos mato ir žino, kas vyksta. Kodėl šitaip? Prieš tai, kai kažkas įvyksta fizinėje erdvėje, tai įvyksta subtilioje. Na pavyzdžiui, prieš susergant žmogui jis bijo susirgti ir tik vėliau jis suserga. Žmonės, kurie pradeda apie tai galvoti, astralinėje erdvėje, o taip pat ir mentalinėje, taip pat susirgo. Belieka 2 dienos, mėnuo, metai ar pusantrų tam, kad ši liga pasireikštų fizinėje erdvėje ir tokiu būdu žmogus suserga. Taip buvo anksčiau. Dabar planeta kvantinių šuolių perėjo į naują aukštesnį išmatavimo lygį. Dėl to laikas pradėjo bėgti greičiau, kaip aš jums kažkada minėjau. Dėl to viskas, kas vyksta, jūsų mintis bei emocinė sudedamoji, daug greičiau realizuojasi jūsų gyvenime. Tai reiškia, kad visos jūsų būsenos mintis, emocijos, jūsų baimės daug greičiau formuoja realybę. Tik jums kažką blogo pagalvojus, tuoj pat tai išsipildo. Taip, mėlieji, tai yra metodai, karinga astralinės erdvės būsena. Taigi aš vėl grįšiu prie esybių. Esybių neturinčių jūsų prigimties, tačiau turinčių kitą prigimtį. Jie turi protą ir energiją, bet neturi sielos. Tai žemų vibracijų esybės, kurios nori maitintis tik žemomis vibracijomis. Tam, kad išsaugoti savo gyvybės formą, jiems reikia gauti žemas būsenas bei vibracijas. Tai sukelia agresyvią būseną žmoguje. Jūs esat kūrėjai, tvėrėjai, jūs nuolat kūrėte energetinius impulsus ir srautus. Jei esate agresijoje ir baimėje, jūs spinduliuojate žemą vibraciją. Tai tokios gyvybės formos, kurios yra protingos bei gyvena astralinėje erdvėje, jos kariauja dėl jūsų ir tuo pačiu griauna jūs. Tokios esybės maitinasi jūsų žemomis vibracijomis. Tam, kad išgauti iš jūsų tokios energijos, jos provokuoja jūs blogoms mintims ir baimėms. Jos visiškai užgrobė šią planetą, mėlieji, bei sukūrė sistemą žmonijos valdymui. Tai tiesa, tai nematoma jėga, nematomas pasaulis, kuris valdo žmoniją. Tačiau jūs esat Dievo vaikai, jūs turit didingą galią bei prigimtį. Šioje planetoje yra aukštai išsivyščiusios esybės ir asmenybės, kurios jūs saugo, padeda bei nukreipia. Jei jie mato žmoguje dvasingumo, savęs suvokimo, vystymo, siekio potencialą bei visą ko suvokimą, jie daro viską, kad jums išgelbėti. Padėti jums galima tik tuo atveju, kuomet jūs patys paprašote pagalbos. Jei jūs neprašote pagalbos, niekas nesikiš, nieko jums nebandys primesti, tai bus jūsų pasirinkimas. Bet kuris jūsų pasirinkimas yra gerbtinas, net ir tas, kuris yra griaunantis.